kuo skiriasi audimas ant rėmo nuo audimo su staklėmis, tai yra tai, kad kiekvieną piešinio detalę tu turi išrinkti rankomis ir tai užima, sakykime, daug laiko ir reikia tokių technologinių įgūdžių tam. Taip, tai yra ir matematikos daug, tu turi labai susikoncentruoti tuo pačiu, bet tuo pačiu ir pajausti tą tokią tėkmę, kad galėtum be įtampos austi. Dažniausiai renkuosi natūralius pluoštus, tokius kaip vilna ir linas. Magistro studijų metu išaudžiau 2 tapiserijas, tai yra panirimai į šeimos istoriją, tai mano vaiko portretas. Aš rinkau augalus, Lietuvoje augančius daugumoj ir dažiau vilnos siūlus, įkrauta ir augalų atminties ir vandens atminties, nes ir pats pluoštas, kol jis tampa siūlų, labai daug pereina vandens procedūrų. Tapiserija įstrigimas man įkvėpia akimirką, kuomet paukščiai stringa į tinklus nuskendusius Baltijos jūros dugne ir jie negali išsivaduoti ir taip žūsta. Rinkausi jau kito pluošto, lino pluošto ataudus ir jie buvo dažyti cheminiais dažais, jau ne augaliniais natūraliais. Ir bandžiau suprasti, koks skirtumas ir kaip ta medžiaga veda mane šitam procese.